Labas vakaras, šiandien žiniose. Kalabybiškio kaimo ūkininkai užaugino didžiausią agurką vakarų Lietuvoje. Influenceriai skundžiasi, baigėsi vasara. Mergaitė išmokė šunį daugybos lentelės. Aš atsiprašau, kad negaliu pranešti prasmingų žinių, bet vienintelis dalykas, kuris jums rūpi, tai yra skandalai ir alternatyvios žinios. Pasaulinių katastrofų akivaizdoje vienintelis dalykas, kuris jums rūpi, tai yra 7 įdomus faktai apie skruzdes. Supratau. Aišku. Tikrai? Mes gavom šviežių naujienų. Deja, tai tiesa. Prieš 5 metus mirė Adobe Flash. Adobe Flash atsiradimas buvo kaip spalvų atsiradimas televizijai. Jis leido transliuoti vaizdo medžiagą, atvaizduoti animacijas ir žaidimus internetinėse puslapiuose. Deja, 2010 metais viską sugadino Steve'as Jobsas. Jis išperdė atvirą laišką visuomeniai, kuriame kritikavo Flash'ą. Hipokritiškumo viršūnė buvo tai, kad Steve'as Jobsas verkė, kad Flash'ą valdo viena didelė baisi korporacija Adobe, o Flash'as toks svarbus visam internetui. Todėl Steve'as Jobsas pasiūlė pereiti prie naujo standarto HTML5, kurį valdytų porą korporacijų, tokių kaip Microsoft, Google ir kas be ko Apple. Sužinojęs visą tiesą apie HTML5 kabalą, aš paskambinau draugui IT-šnikui ir papasakojau, kaip šis kabalas nužudė Flash'ą. Mano draugas IT-šnikas man atsakė: na taip, Apple hipokritai, bet Flash'as mirė, nes jis buvo bugovas gaidys. Tada aš supratau, aš pavėlavau. Mano draugo smegenys praplovė marksistai, leftistai, transgenderistai. Ir mano sveikų protų sudaryta nuomonė jo nebeišgelbės. Deja, Steve'o Jobso planas pavyko ir 2020 metais Adobe nužudė Flash'ą. Su Flash'o mirtimi mes netekom begalės interaktyvių internetinių puslapių arba jie išliko labai fragmentiškai. Vienintelė paguoda, kad mes sugebėjome išgelbėti didžiąją dalį flashinių žaidimų, o jų buvo sukurta 100 000. Anksčiau mes juos žaisdavome tokiuose puslapiuose kaip Newgrounds, Miniclips arba Congregate. Dabar dalį jų galime išvysti programoje Flashpoint, kurioje yra suarchyvuota 250 000 įvairių flashinių žaidimų ir animacijų. Jie visi suskirstyti į 100 kategorijų, o programa visą laiką atnaujinama. Deja, ir joje neišvysime visų žaidimų dėl tokių priežasčių kaip autorinės teisės. Kitą dalį žaidimų galime išvysti tose pačiose senose puslapiuose kaip Newgrounds, kurie pradėjo naudoti Flash'o emuliatorių Rafa. Šiame video tikrai nepavyks aptarti visų flashinių žaidimų. Aptarsime tik tuos, kurie įstrigo mano smegenyse. Taip pat neminėsiu tokių legendinių žaidimų kaip Binding of Isaac, nes kad juos išpizdėlinti reikėtų atskiro video. YouTube'e mėgstama viską suskirstyti savo stalčiukus. Yra icebergų video, tier listų video. Aš sugalvojau savo labai originalią sistemą. Kokią dalį flashiniai žaidimai užima mano smegenyse? Politinė korektiški žaidimai. Šioje mano smegenų dalyje gyvena įvairūs tėvuko bajeriukai. Žinote, kokia mano mėgstamiausia sporto šaka? Tai yra bato metimas į bušą. Apie šį epinį metimą yra sukurti net 3 flashiniai žaidimai. 2 iš jų bandom pataikyti batą į bušą, vienam bandom išvengti bato. Taip pat buvo ir kitokių sporto šakų, kaip Bušo šaudimas iš tankų, Osamas bin Ladeno šaudimas, Osamas Obamos tenisas ir LGBT bombų išvengimas artimuosiuose rytuose. Vienas iš ikoniškiausių Miniclips flashinių žaidimų buvo, kuriame valdome Bušą, kuris automatu bando apginti Baltuosius rūmus nuo teroristo. Taip pat rafinuotam Paint'o stiliuje yra sukurtas žaidimas, kuriame galime pamatyti, kaip įvairios sprogstamos medžiagos reaguoja su Osamas bin Ladeno kūnu. Taip pat buvo sukurta begalės kontaktinio sporto žaidimų. Sarah Palin ir Lady Gagos kova kiaulydyje puikiai pavaizduoja flashinę epochą, bet tai nėra vyšnia ant torto. Šis titulas priklauso žaidimui
World Domination Battle. Tiesiog pizdėts. Popiežius kovoja su raketom bezdančių Hitleriu. Kiti Hitlerio judesiukai yra dujos ir Hamės bangų paleidimas iš romėniško pasisveikinimo. Ši popiežiaus ir Hitlerio kova taip kaip koks akmens amžiaus piešinys, kuris vaizduoja žmonijos raidą ir nenustojimą norą pasiekti kuo aukštesnį retardiškumo lygį. Ir beje, kas per bibys, kad karta, kuri užaugo ant tokių flešinių žaidimų, dabar lenkiasi prieš YouTube algoritmą ir sako, ne bibys Hitleris, o ūsuotas menininkas. Gerai, baigiam šią smegenų dalį. Taip pat buvo sukurta begalės porno flešinių žaidimų. Bet deja, mes gyvenam Šiaurės Korėjoje ir mane cenzūruoja marksistai iš Sodomos galaktikos, todėl aš galiu pasakyti tik tiek. Dauguma šių žaidimų puoselėjo jau nuo 18 amžiaus Japonijoje pamėgtą čiuptuvų erotiką. Kraujas ir žarnos. Šioje mano smegenų dalyje gyvena įvairūs video atrasti interneto tamsiausiose kampelėse, kuriuos aš norėčiau ištrinti iš savo smegenų. Taip pat čia gyvena ir švelnesni dalykai kaip flešinis žaidimas Heavy Metal Unicorn. Šis žaidimas inkorporuoja mano šventąją trejybę, tai yra šiek tiek kraujo, metalo ir vienaragį. Su minėtu vienaragiu bandome nubėgti kuo tolimesnį atstumą, išvengiant įvairiausių kliūčių, begrojant Fucking Blind Guardian. Kitame žaidime prisimename senovinį brain rotą, tai yra Crazy Frogą. Šiame žaidime su Tung Sahur galime išdaužyti šiai varliai smegenis. Beje, YouTube yra 15 minučių dokumentika, kurioje kalbinamas šios animacijos kūrėjas ir jo didžiausia baimė yra tai, kad kai jis numirs, visi jį atsimins tik dėl Crazy Frog animacijos. Kitame žaidime aptarėme interneto cenzūrą. Jame turime su plaktuku išdaužyti kuo daugiau JAV senatorių, kad jie nepriimtų SOPA interneto ribojančio įstatymą. Išžudžius visus senatorius yra paskelbiamas balsavimas prieš įstatymą. Tol, kad nėra nei vieno gyvo senatoriaus, nieks negali balsuoti prieš ir įstatymas yra priimamas. Šio žaidimo moralas yra tai, kad su politiniu smurtu nepasieksi savo tikslų, o reikia naudoti savo smegenis, kurių neturi durni politikai. Trumpai paliekant žaidimus, flešas buvo ir animacijos aukso amžius. Buvo sukurtos tokios legendinės animacijos kaip Animation vs. Animator, kurioje animacija kovoja prieš savo kūrėją, The Duck Song, kurie ančiukas bando iš limonado stendo nusipirkti vynuogių, ir The End of the World, kurioje pavaizduotas branduolinis karas. Taip pat flešo epochoje prasidėjo ir stickmenų meno renesansas. Buvo sukurtas tokios animacijos serijos kaip Asdef Movies ir Stick Figures on Crack, kurios buvo persmelktos ironija ir absurdu. O serijoje Laser Collection pagrindinis vinis buvo, kad stickmenas išvėmė lazerį. Grįžtant šiek tiek prie brutalesnių dalykų, serija The Cliff stickmenai kovoja vienas prieš kitą, kad peršoktų uolą. Ši serija buvo perpildyta tų laikų popkultūra, muzika ir krauju. Taip pat buvo visas puslapis stickdev.com, kuriame buvo galima peržiūrėti begalybę sadistinių animacijų su stickmenais. Pavyzdžiui, šioje animacijoje vagis apiplėšia banką ir jį pagauna policija. 2000-ųjų bajeriukai. Nerealūs. Taip pat, kurdama šį video, sužinojau, kad animacijos Three Happy Friends pirmas sezonas buvo sukurtas naudojant Adobe Flash. Šios animacijos visą laik prasideda kaip nekaltas vaikų multikas, o baigėsi kaip žarnų ir kraujo orgija. Bet nieks neperspjaus David Firth animacijos Salad Fingers. Tai beprotiškai originali, šlykšti, brutali animacija, kurios stiliaus nieks nepakartos. Ir jeigu jūs dar nesat matę Davido kanalo, ką jūs darot žiūrėdami šitą video? Iš karto jį išjungiat ir einat į Davido kanalą ir sugrįžkite tik tada, kai peržiūrėsite jo šedevrus. Jeigu jūs verkiate, kokie tie žiaurūs flešiniai žaidimai,
Nemeluokite savo, nes kiekvieną iš mūsų domina žiaurumai. Kai mes pamatom avariją, mes nepagreitinam savo automobilio, mes jį pristabdom, kad geriau įsižiūrėti į visas žiaurias detalės. Tokį susidomėjimą žiaurumais psichologai paaiškina savo veikale The Psychology of Morbid Curiosity, Development and Initial Validation of Morbid Curiosity Scale, kuriame 46% žmonės pasirinko sužinoti platesnį informaciją apie žiaurumus ir mirtį. Tokį susidomėjimą žiaurumais psichologai bando paaiškinti tuo, kad galbūt evoliuciškai mūsų smegenims yra naudinga kuo greičiau atkreipti dėmesį į žiaurumus ir mirtį, kad mes priimtume kuo teisingesnį informaciją, kad išvengti neigiamų pasekmių. Kitame darbe Choosing to View Morbid Information Involves Reverse Circuitry mokslininkai žiūrėjo, kuris smegenų dalis užsižiebė žiūrinti žiaurius vaizdus. Iš esmės veikia tos pačios smegenų dalys kaip ir paprastam smalsumui, įskaitant smegenų dalį atsakingą už apdovanojimus. Tai yra dopaminą. Bet mokslininkai sako, tikrai nereikėtų teigti, kad smegenys mus apdovanoja už žiaurų elgesį, nes šis smegenų dalis yra labai sudėtinga ir jie vyksta labai daug skirtingų psichologinių procesų. Bet visgi mokslininkai iškelia porą hipotezių, kodėl smegenys mus skatintų pažiūrėti neigiamą informaciją. Visų pirma, tai padėtų smegenims geriau įvertinti visą supantį mus pasaulį. Visų antra, tai padėtų išspręsti nežinomybę. Pavyzdžiui, kažkas pasako, kokio žiaurų video mačiau. Ir smegenys iš karto mus gundo. Gal tai ne toks žiaurus video. Ir mes iš karto jį pažiūrime. Ir trečias dalykas, tiesiog galbūt smegenys nori, kad mes iš karto priimtume kažkokią sprendimą apie įvykusią nelaimingą atsitikimą, mirtį. Bet nežinau, kuris iš šių psichologų paaiškins šitą žaidimą. Jame pasirenkam iš begalės skirtingų herojų, žiūrim, kaip jie įvairiausiais sadistiniais būdais nukankina kalėdų elfą. Kitas legendinis Newgrounds žaidimas Skull Kid, kuriame su benzo pjūklu pagražinam savo kolegų ir boso išvaizdą. Deja, 2013 metais šio žaidimo kūrėjas pateko po traukiniu ir žuvo. Turbūt pats žinomiausias visų laikų flashinis žaidimas yra Happy Wheels. Savo populiarumo viršūnė jį žaidė tokios legendos kaip PewDiePie, Jacksepticeye ir Markiplier. 2000 entertainmentas buvo žymiai paprastesnis, užteko webcamo iš visų plaušių jį įrėkti ir žaisti flashinį žaidimą. Jau tada tai atrodė debiliškai, o dabar aš mirštu į svetimos gėdos. Būtų tik dar vienas blogesnis dalykas. Apie tai kalbėjo 2025 metais ir galvoti, kokia tau introspektyvi nuomonė. Pats žaidimas yra labai smagus platformeris. Jame pasirenkame iš skirtingų herojų, tokių kaip bedamis su reaktyviniu vežimėliu, sportininkas ant mobilumo skuterio, politkorektiškas tėvukas su vaiku ir dviračiu ir iš kitų įvairiausių frykų. Žaidimo tikslas kuo greičiau pasiekti finišo liniją pageidautinam gyvam. Bet pati smagiausia žaidimo dalis, kai mums tai nepavyksta ir mes užkliūnam iš kokios kliūties ir mūsų kūnas įsitaško į tūkstančių mažų gabaliukų. Žaidime taip pat galėjome ir kurti savo lygius, su kuriais galėdavom pasidalinti su pasauliu. Kitas žiauriai neskoningas žaidimas buvo Torture Game. Šiame žaidime mes įsijausdavom į menininko vaidmenį, bet vietoj teptukų naudodavom įvairius kankinimo įrankius ir ginklus, o vietoj dažų žmogeliuko kraują. Aišku, žaidimas yra neskoningas ir brutalus, bet apie jį sukurti visą reportažą ir pasikviesti fakinis ekspertus per Fox News yra kitas retardiškumo lygis. I mean, it's disgusting, Melissa. But others say, look, it's just a game. Blet, dabar aš jau pats kaltas, o ne YouTube algoritmas.
Jei pažiūrėtume į flešinių žaidimų statinės dugną, mes ten išvystume žaidimus įkvėptus JAV mokyklose įvykusių masinių šaudynių. Vienas iš tokių pirmųjų žaidimų buvo sukurtas 1999 metais Tomo Fulpo Newgrounds puslapio įkūrėjo. Šis žaidimas buvo įkvėptas Kolumbaino tragedija. Šiame žaidime gotų subkultūros gauja pradeda žudyti vaikus. Mes valdome moksleivį Piko ir turime sutrukdyti šiai gaujai. Šis žaidimas yra brutalus, žiaurus, šokiruojantis, bet kartu jis pašipia to laikotarpio subkultūras ir pasako, kad smurtas tikrai nėra išeitis. Newgrounds puslapė kasmet yra švenčiama šio žaidimo herojaus Piko diena. Jis skirta paminėti saviraiškai ir žodžio laisvei. Bet kiti žaidimai šią temą yra tikrai apgailėtini. Jie nėra įkvėpti, o jie bando atkurti kuo tiksliau įvykusią tragediją iš žudiko perspektyvos. Jų tikslas yra šokiruoti ir susirinkti kuo daugiau peržiūrų iš žiūrovų pasinaudojus šiomis tragedijoms, kas yra apgailėtina. Nors flešinio žaidimo kūrėjai turi turbūt kažkokias ribas. Tikriausiai nėra žaidimo sukurta, kuriame žudomi kūdikiai. Gerai, dabar aš jau bijau ne tik YouTube algoritmo, bet ir supermamyčių pykčio. Todėl gal judėkime į kitą smegenų dalį. Šioje mano smegenų dalyje gyvena įvairūs flešiniai žaidimai, kuriuos aš žaidžiu per informatikos pamokas, vietoj to, kad būčiau mokęsis Paskalio programavimo kalbos. Per šventes aš net užsiparinau, pradėjau galvoti, jeigu aš būčiau mokęsis tą Paskalį, dabar aš būčiau super duper programuotojas ir gulėčiau Floridui ir šniočiau koksą, vietoj to, kad čia kalbėčiau apie flešinius žaidimus. Tada aš paskambinau IT-čnikui, draugui, ir jis mane pagodė, sakė, kad jau ir tada Paskalis buvo visiška atgyvena ir rinkoje niekam jo nereikėjo. Tada aš atsidusau. Vienas iš žinomiausių visų laikų flešinių žaidimų kūrėjas buvo Sky Jamesas. Jis sukūrė tokius legendinius žaidimus kaip Motherload ir Stick RPG. Jis ne tik kūrė žaidimus, bet ir groja įvairiose grupėse. Būdamas vos 24 metų, jis jau turėjo savo žaidimo kūrimo studiją, kuri buvo įvertinta $8 milijonais. Deja, 2015 metais Sky'ui sustojo širdis ir būdamas vos 33 metų jis mirė. Geriausia pagerbti kūrėją yra prisimenant jo darbus. Žaidime Motherload mes valdome Cybertrucką, kurio pagalba kasam iškasenas Marse Elonui Muskui. Paviršiuje mes randam paprastus metalus kaip geležį, sidabrą ir auksą. Juos pardavus reikia nepamiršti prisipilti kuro bako, nes pasibaigus dizeliukui Cybertruckas nusprogsta. Kasant dar giliau mes sutinkame egzotiškesnių metalų, tokių kaip Einšteinis, platina ir rubinai. Pardavus šias naudingas iškasenas, mums užtenka pinigėlių pasitobulinti savo Cybertrucką. Tai yra nusipirkti tvirtesnį kėbulą, didesnį kuro baką ir geresnį grąžtą. Kasant dar giliau mes sutinkame pirmasias kliūtis, tai yra uolienas. Jas panaikinti galime tik tai jas nusprogdinus su dinamitu. Kasant dar giliau mes sutinkame lavą, kurią taip pat galim nusprogdinti arba nukasti, pasitobulinus savo Cybertrucko radiatorius, kad jisai neperkaistų. Kasant dar giliau sutinkame jau užpisančias mechanikas, tai yra random sprogstantis blokai, kurių neįmanoma išvengti, todėl mes turime pasitobulinti savo kėbulą maksimaliai ir prisipirkti pilną pataisymo paketų, kurie atstato mūsų gyvybę. O kita mechanika yra random žemės drebėjimai, kurie užverčia mūsų iškastas šachtas. Kuo mes giliau kasam, tuo labiau mus bando atkalbinėti Elonas Muskas ir sako, ne, daugiau nekas giliau. Bet mes žinome iš kazinkės, kad pralaimi tik tie, kurie sustoja. Todėl mes pasiekėme Marso centrą ir tenais išvystame pirmą plot twistą, kad Elonas Muskas yra ne tik neonacis autistas, bet dar ir šėtonas. Nugalėjus jo pirmą fazę, antras plot twistas. Tai nėra pats blogiausias dalykas apie Eloną Muską. Pats blogiausias, kad jis yra cybergas robotas. Nužudžius jo antrą formą, iš šio mūšio susirenkam trofėjus ir juos parduodam Skelbiu LT. Kitas Sky Jameso žaidimas Stick RPG yra
siaubo simuliatorius. Jame galime pabaigti universitetą, įsidarbinti kaip valytojai, uždirbti minimumą, po darbo nueiti nusigerti bare, tada pabandyti savo sėkmę kazino, pastatyti visą savo atlyginimą ant raudono, tada grįžti į barą, susimušti su baro lankytojais ir viską korinuoti hamburgeriu. Turbūt tikram gyvenime tik 2 dalykų neatlikau, ką galima atlikti žaidime. Tai niekad neišmokau skeitų važinėti ir tikram gyvenime dar niekad neteko pašnioti koksą. Žaidimų serijos Swords and Sandal kūrėjas Oliver Joyce šiuo metu yra aktyvus YouTube'ai, kur atsakinėja įvairius klausimus. Šioje serijoje galime susikurti savo tikrą alfa gladiatorių. Pagal ten, kur investuojame įgūdžių taškus, priklausys, kokias strategijas turėsime pasirinkti arenoje. Bet aš manau, yra vienintelė teisinga strategija. Tai tapti super masturbatorium ir užsikačialinti savo bicepsus. Ir su savo gūnerio rankom uždaužyti visus priešus. Po mūšio gauname pinigų, kuriuos išleidžiame ginklams ir šarvams. Ir taip pat įgūdžių taškų, kuriuos investuojam į savo gūnerio rankas. Galiausiai mes nužudome visus kitus gūnerius ir tampame vieninteliu čempionu gūneriu Romoje. Už šitą žaidimą nebent yra vienintelis geresnis dalykas, tai yra jo muzika. Gladiator, 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 gladiator. Žaidimų serijos The Last Stand kūrėjas Chrisas Konas savo karjerą pradėjo nuo Dumo modinimo ir žemėlapių kūrimo. Vėliau jis įsidarbino kariuomeniai, kurioje kūrė žaidimus skirtus ją populiarinti. Aš suprantu, kad 2000-aisiais zombių filmai galėjo užpisti, nes jų pasirodė milijonas. Zombiai gėjai, zombiai vilkolakiai, zombiai naciai. Bet man tai buvo aukso amžius. Šiame žaidime turime 20 parų atsilaikyti zombių apokalipsai. Pirmą parą esam ginkluoti tik pistoletu. Apsigynus naktį mes turim pasirinkti, kiek laiko ieškosime kitų išgyvenusių žmonių, kiek laiko ieškosime kitų ginklų ir kiek laiko taisysime barikadas. Šiais laikais atrasti gerus darbuotojus yra labai sudėtinga. Išgelbėti žmonės tikrai nedega tokiu pat entuziazmu apginti mūsų bazę kaip mes. Vėliau atrakinam tokius ginklus kaip Uzi, benzopjūklą ir snaiperinį ginklą, kuris gali peršauti iš karto porą zombių. Zombiai man primena mano mašiną. Gal ir atrodo nieko tas vienas zombis, kaip koks sulūžęs langas. Bet jeigu mes jo nenušaunam, tai to jaus pasirodys visa horda. Tas pats ir su langu. Atrodo, kad nieko tokio. Bet jeigu jo nesusitvarkysim, greitai suges stabdžiai, pramuš tarpinę ir mašinai bus pizdėts. Ir net jeigu mes ją susitvarkysim, kaip zombiai problemos niekad nesibaigs. Galiausiai atsilaikom 20 parų ir mus atskrenda išgelbėti malūnsparniai. Taip pat mes žaisdavom ne tik flashinius žaidimus, bet ir žaidimus, kurie buvo įrašyti kompiuteryje. Kaip Icy Tower, kuris puikiai tiktų daryti sludge contentą. Jūs neįsilavina, tai toks kontentas, kur video viršuje yra vienas vaizdas, o pačioje visiškai nesusijęs kitas vaizdas iš kokio žaidimo ar ASMR video. Šio kontento tikslas perkrauti ir taip perstimuliuotas mūsų smegenis. Storytime. Taip pat mes žaisdavom žaidimą Multimilijonierius, kuris buvo padarytas pagal TV laidą Kas laimės milijoną. Vieną kartą su klasioku ir Dievo Google pagalba mes sugebėjom laimėti milijoną. Ir žaidimas paprašė įrašyti savo niką į šlovės lentą. Mes kaip subrendę 11-okai parašėme gerai nuplautas bibys. Po mūsų atėjo pradinukai į klasę ir jie pradėjo šaukti: o, pažiūrėk, kažkas laimėjo milijoną. Gerai nuplautas bibys. Tada informatikos mokytoja labai supyko, išsikvietė mane ir pradėjo sakyti, kad eisim pas direktorių. Aš jai pradėjau teisintis, ne, aš buvau prie kompiuterio paskutinis. Jis sakė, ne, aš puikiai atsimenu, kad tu buvai. Tada aš jai pasakiau, mokytoja, bet ar ištikite, kad aš galėčiau laimėti milijoną? Tada jinai giliai atsidūso ir pasako, tu tikrai nelaimėtum milijoną. Buvo sukurta 1000 Tower Defense
žanro žaidimų. Juose reikėdavo sukliudyti priešo būtybėms pasiekti tavo bazę ar išsmukti iš teritorijos. Kad tai pasiekti, statydavom įvairius bokštelius. Vienas būtybės mokėdavo skraidyti, todėl reikėdavo statyti bokštelius, kurie jas numuša, kitos būdavo labai stiprios ir turėdavo daug gyvybės, todėl reikėdavo bokštelių, kurie padaro daug žalos. Trečias būdavo labai greitos, todėl jas reikėdavo užšaldančių bokštelių ir įvairiausių kitokių rūšių bokštų. Taip pat būdavo svarbios ne tik jų rūšis, bet ir kur mes juos pastatome. Mano mėgstamiausi Tower Defense žaidimai buvo Kingdom Rush ir Desktop Tower Defense. Taip pat kurdama šitą video aš atradau ir Balloon Tower Defense žaidimą. Bet aš tik mečiau rūkyti ir nenoriu pradėti kito narkotiko. Pyst, šeštadienį įsijungiau šitą žaidimą ir 8 valandos gyvenimo pradingo. Louis Simon išmoko programuoti žiūrėdamas įvairius tutorialus internete. Žinomiausia šio kūrėjo žaidimo serija buvo Age of Wars. Deja, jis susipyko su leidėjais ir neteko autorinių teisių į šio žaidimo pavadinimą. Todėl vėlesnės šio žaidimo dalys sukurtos Simono buvo pavadintos Army of Ages. Šiuose žaidimuose reikia nusiųsti savo kareivius į mėsmalę ir tikėtis, kad jie greičiau sunaikins priešo bazę nei priešas tavo. Kad samdyti naujus kareivius, statyti bokštus ir pereiti į kitas epochas, reikia išleisti patirtį ir pinigus. Šiuos resursus gauname nužudžius priešo kareivius. Atrodo, kad logiškiausia strategija yra turėti geros kompozicijos kariuomenę, kur pėstininkai pridengia lankininkus, kurie iš toli gali padaryti daug žalos. Bet iš tikrųjų, geriausia strategija pradžioje yra išvis nestatyti kareivių, o statyti tik bokštelius. Nes kareiviai greit miršta ir reikia vėl išleisti resursų, kad juos nusamdyti, o kad sunaikint bokštelį reikia sunaikinti ir bazę. Todėl taip mes greičiau sukaupiame pinigų, kad pereiti į kitas epochas, kaip viduramžiai, renesansas ir žmonijos paskutinė Everesto tašką, tai Brainroto Gunerių epocha. Žaidimo soundtrackas toks monotoniškas, kad jisai taip įsirėžia į mano smegenis, kad aš drįsčiau teikti, kad tai yra flešinių žaidimų himnas. Gene Prevas 2018 metais sukūrė savo paskutinį žaidimą ir pranyko iš interneto. Beliko tik jo apleistas Discordo kanalas, kuriame anksčiau žmonės kalbėdavo apie jo žaidimus, o dabar jį užgrobė neonaciai ir guneriai. Pati žinomiausia jo žaidimų serija buvo Learn to Fly, kurioje pingvinas perskaito, kad pingvinai yra neskraidantis paukščiai. Jis labai supyksta ir nusprendžia visiems įrodyti, kad taip nėra. Mes valdom pingviną ir turime nuskristi kuo daugiau metrų ir vykdyti įvairias misijas. Už šiuos pasiekimus mes gauname pinigus, kuriuos investuojame į skraidyklę ir rampą. Pagaliau mūsų pingvinai pavyksta ir jisai skrenda, bet dėja jis nepamato ledkalnio ir jį įsiteškia. Šis žaidimas atskaito mums visiems millennialsams moralą, kad nesvarbu kiek jėgų, pinigų, pastangų įkišti į savo tikslus, galiausiai tau nieks nepasiseks ir tikriausiai tu įsitekši kaip tas pingvinas į ledkalnį. Likusi mano smegenų dalis yra paveikta Brainroto. Čia gyvena tokie žaidimai kaip Hardest Game, kuriuose valdome kvadratą, su kuriuo turime išvengti kliūčių ir pasiekti finišo liniją. Bet tikrasis šio žaidimo tikslas yra ištampyti ir taip trapia mano nervų sistemą. Kitas žaidimas Scary Maze yra labai panašus. Jame valdome kvadratą, su kuriuo turime praeiti labirintą, nepalietus jo sienų. Bet šis žaidimas yra fake taxi, nes trečiam lygyje tiesiog iššoka jump scare'as. Kitas retardiškas žaidimas yra QWOP. Jame valdome bėgiką, su kuriuo turime nubėgti 100 metrų. Bet žaidimo valdymas pizdėks koks hujovas. Geriausia, ką aš esu nubėgęs, tai yra 11 metrų. Beje, 2011 metais šis žaidimas yra eksponuotas Niujorko šiuolaikinio meno muziejuje. Amerikiečiai supranta, kas yra tikras menas. Kita labai žinoma žaidimų serija buvo Papa Louie, kurioje turėdavome iškepti įvairių maistą, kaip pizzas ir hamburgerius. Bet aš neatsimenu, kad kažkas žaistų šį žaidimą rimtai. Vienintelį dalyką, ką visi bandydavo padaryti, tai iš dešros sulipdyti aero bybį.
Kažkodėl man smegenyse įstrigo Bubble Struggle žaidimas. Jame valdome herojų, kuris man dabar primena ekshibicionistą ir su skvirganu šaudome į burbuliukus. Labai šūdina žaidimas. Taip pat buvo sukurta 100 parkavimo žaidimų. Tikram gyvenime prisiparkuoti yra lengviau. Kitas fetišas buvo žaidimai, kuriuose valdom Monster Trucką ir traiškom kitus automobilius. Taip pat buvo sukurta daug sporto žaidimų, tokių kaip biliardas ir stalo futbolas. Jūs man paaiškinkite, kai aš esu bare visiškai pripysęs, kodėl prie manęs prieina stalo futbolo asas ir jisai apsimeta, kad jisai net nekartą nėra žaidęs stalo futbolo. Ir tada jisai mane sausai sutriuškina. Jūs esat patys blogiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tikiuosi, kai jūs pateksit į pragarą, jūs ne tik čiupsit šėtonui bybį, bet dar ir žaisit parkavimo žaidimus. Taip pat socialinėse tinkluose kaip Facebookas buvo pilna žaidimo, kaip Farmville pavyzdžiui, bet dėja jie neišliko ir jie yra prarasta medija tikriausiai visiems laikams. Taip pat buvo pilna naršyklinių žaidimų, kurie net nebuvo sukurti ant flešo. Aš labai nustebau, kad sužinojau, kad dar egzistuoja Travianas, bet dauguma šių žaidimų yra visiškas statinės dugnas. Nes kad kažką greitai pasiek šiuose žaidimuose, reikia išleisti tikrus pinigus, kad nusipirkti visokiausių deimantų rubinų, už kuriuos vėliau žaidime galima nusipirkti medį ar kitokių resursų. Internetas fundamentaliai pasikeitė. Flešo era buvo spalvinga, spontaniška, kūrybinga, necenzūruota, o dabar internetas yra miręs, nes jį sudaro botų fermos, dirbtinio intelekto kontentas, reklamos, dezinformacija ir cenzūra, o kontentas yra visiškas dumlas, kaip bombardyro krokodilo, o likęs kontentas yra Mr. Beast kopijos, o filmų ir žaidimų industrija yra vien remasterinimai, remake'ai ir spin-offai. Vienintelis dalykas, kurį originalų sukūrė šį kartą, tai yra kaip streameriai reaguoja į kitus streamerius, kurie reaguoja į kitus streamerius, kurie reaguoja į kitus streamerius. Užmegzti kažkokius prasmingus ryšius jau senai pamiršta. Vienintelis svarbus dalykas yra like and subscribe. Dezinformacija tiesiog pizdės. Anksčiau mes pizdavodavomės iš žmonių, kurie naudodavo kaip savo pagrindinį šaltinį Wikipediją. O dabar pagrindiniai šaltiniai yra exo tweetai ir supisti influenceriai. Bet ar manim galima pasitikėti? O galbūt aš prieš 15 sekundžių persiskaičiau į Reddit'e, kas yra mirusi interneto teorija ir dabar jums viską išvemiu atgal. Prieš 16 metų youtuberis College Binary sukūrė video The Internet Decade, kuriame jau tada verkė, koks internetas degradavęs. Tada aš juokiausi, kad šis kūrėjas tiesiog senas pirdžius, kuris skundžiasi, kad tik pasiskųsti. O dabar aš toks pats senas pirdžius ir kad vietoj to, kad kažką realaus keisčiau savo gyvenime, aš verkiu, kaip anksčiau buvo geriau. O iš tikrųjų anksčiau nebuvo geriau. Buvo ir to pačio purvo, tik vietoj brain roto pavidalas jo buvo mymai. O kalbant apie kūrybingumą, tai dauguma indie žaidimų yra 1000 kartų originalesni ir kokybiškesni nei flashiniai žaidimai. O mūsų kartos bandymas kovoti su dezinformacija naudojant daugiau geros informacijos yra toks pat naivus, kaip akmens amžiaus žmogaus siūlymas kovoti prieš tanką su lanku ir strėlėmis. O ta mūsų žodžio laisvė flashiniai epochai daugiausiai pasireiškia tuo, kad kai mums draugas atsiųsdavo linką, mes nežinodavom, ką pamatysim, kai jį atidarysim. Ar tai bus kačiuko video, ar tai bus video, kuriame kažkas kišėsi sloiniką į subinę. Kažkas ne taip, gal dėl to, kad nėra garso efektų, muzikos ar mymų kas 10 sekundžių. O gal dėl to, kad aš nepasakiau, kaip jūs turite jaustis dėl to, kad pasikeitė internetas. Aš atsiprašau, kad aš nesu nuoširdus šiame meta ironijos pasaulyje. Bet jūs esate tokie man svarbus ir tokie ypatingi, kad aš atskleisiu savo tikrą nuomonę. Aš manau, kad šiuolaikinis internetas yra... Pala. Blet, koks geras. Chimpanzini, bananini, chi la fa se le stray. Piccione, macchina, lilla, rilla. Bombombini, cugini, frigo, cammello. Boneca, ambala, buttata.
cappuccino, assassino, ballerina cappuccino.